Jeigu tu pradedi domėtis saulės elektrinėm, tai 100% tu ją sudėsi. Sveiki, esu Darius ir už mano nugaros matot saulės elektrinę, kurią padėjo įsirengti Rinpro komanda. Saulės elektrinės pasirinkimą paskatino labai didelės sąskaitos. Dėl to, kad mūsų namas gan didelis, 2 vaikai. Konkretus momentas buvo, kai tik pirmą kartą pamačiau pas kaimyną, nuėjau pasiteiraut ir tas pavydas toks atsiradus, galvoju, gal ir man reiktų. Ieškojom saulės baterijų amerikiečių gamybos ir kadangi internete radom tik vienintelį įmonę Rinpro, kuri buvo platintoja, parašiau jiem ir tą pačią dieną atrašė, ir nuo tada ir prasidėjo. Įrengimą pradėjom 2021 metais. Uždėjom pirmas saulės baterijas ant namo stogo. Labai patiko bendradarbiavimai su Rinpro. Įsirengėm ir ant garažo saulės baterijas, tada kaupiklį ir automobilio pakrovėją. Šiandien dienai tai nežinau, ką dar čia galima dar įsirengti. Nebent kažką Rinpro sugalvos ir pasiūlys. Yra sumontuoti SunPower moduliai, nes ieškojom būtent šitų, nes yra vieni iš geriausių. Ir pasirinkom inverterį Huawei, kuris tuo metu buvo vienas iš populiariausių. Energijos kaupimo baterijas suplanavom įsirengti tada, kai dingo vienai savaitai kažkur plius minus neturėjom elektros. Įsirengėm Sig Energy saulės kaupiklius 16 kWh. Man nauda tame, kad dingus elektrai aš galiu turėti pastoviai elektrą ir galiu sumažinti ESO pasaugojimo mokestį. Šiaip žinokit, įsirengus saulės elektrinę visai pamiršti apie elektros kainas, turi ir mėgaujasi. Tiesiog nesuki savo galvos kast, kaip jeigu palyginu su 21 metais ir su šiais metais tokiu pat laikotarpiu, tai skirtumas labai didelis. 21 metais mokėjau apytiksliai 500 eurus, tai šiandien dieną moku apie 6 eurus. Galima pasakyti, kad maža, kad už elektrą nieko nemokam, tai dar važiuojam su mašina už dyką. Jeigu tu pradedi domėtis saulės elektrinėm, tai 100% tu ją sudėsi. Tikrai čia dabar yra labai populiari tema dėl tų saulės elektrinių. Visada siūlau Rinpro, jeigu kažkokiais klausimais ar ką, visada duodu kontakcijų, nes visada padės laiku ir greitai.